Sveiki, Martynas čia. Darome dar vieną laidą. Šį kartą gaminsime maistą. Gaminsime avienos troškinį su daržovėmis. Gaminsime labai sveikai. Sekite, ką mums reikia daryti. Čia yra aviena, 300 gramų, ganėtinai riebi, bet paprasčiausia aviena. Dedame ją į įkaitintą keptuvę, čia yra tefalis ir aš naudoju kokoso aliejų. Dedame mėsytę ir mes ją turime apkepti. Kol keps mėsa, mums reiks molinio indo. Ir aš naudoju, jos vadinasi munk pupelės, bet šiaip galime bet kokias pupelės naudoti šitam patiekalui. Ir aš dėsiu 80 gramų šitų pupelių. Čia kaip tiek yra. 80 gramų. Įdedame į molinį indą. Ir ką dabar reikia padaryti, reikia apkepinti mėsą, kad jinai visa iš raudonos spalvos visa pavirstų tokia rudokė. Jūs pamatysite, kokia tai turi būti spalva. Tai užtruks apie 10 minučių. Na štai ir mūsų mėsa, pažiūrėkite, kaip nuostabiai iškepė. Iš raudonos tapo ruda. Galime čia jau jungti šildymą. Čia įdėsim molinį indą, visą greičiau pašiltų. Ir dabar visą tą mėsą mes gražiai perdedame į molinį indą, kur jau yra pupelės. Duodami reberiukams čia truputį. Ir dabar įpilsime dar vandens, aš esu, užviręs vandenį, čia išvalytas vanduo, ne iš po krano. Iš po krano vandenį aš maisto gamybai nenaudoju. Taigi, užpilame vandenį. Darome. Tai štai viskas paruošta, orkaitė turi būti įkaitusi 160 laipsnių. Ir ką mes dabar darysime, dėsime mūsų molinį indą čionais. Dabar tiesa, dėl temperatūros. Temperatūra gali būti ir aukštesnė, gali būti ir 200 gramų. Priklausomai nuo to, kiek laiko jūs gaminsite. Jeigu jūs neturite daug laiko, tik 2 valandas, tada kepkite ant 200 laipsnių. Jeigu jūs turite daugiau laiko, sakykime 3 valandas, tada 180 laipsnių. Jeigu jūs turite labai daug laiko, 4 valandas, 160 laipsnių. Nu ir jeigu labai daug laiko, tada galite 120 laipsnių. Kuo lėčiau keps, tuo gausi skaniau, tuo mėsa bus minkštesnė. Nors čia riebė aviena, iš tikrųjų iškeptų labai skaniai ant 200 laipsnių, bet aš turiu krūvos laiko. Tai tiek. O dabar susitiksime už kai kurio laiko, kai mėsa jau bus beveik paruošta, mes tada jau kepsime daržoves. Na štai, dabar jau praėjo 3 valandos, kai mes įdėjome mėsytę keptis į orkaitę ir laikas užsiimti kitais darbais. Dabar mes jau pereisime prie daržovių. Sveikas maistas turi būti daug daržovių ir kiek daržovių aš jums parodysiu. Štai viskas guli ant stalo, čia yra kopūstų lapai, šiek tiek grybukų, saldieji pipirai, aštrieji pipirai, salieras, brokolis, dvi morkytės, svogūnas, česnako 3 mantukai ir šiek tiek pipėriaus. Ne viskas yra ekologiška, nors šiaip aš pagrindė naudoju ekologišką produkciją, bet galima nuo neekologiškų daržovių nuplauti pesticidus 90%, bet tai bus kita laida, ją pažiūrėkime. Na štai, viską jau supjaustėme, pažiūrėkite, kopūstų lapai, viską sudėjau, kad matytumėt maždaug kiek turi būti to, daržovinio maisto. Ir čia dar yra, česnakas, imbierus ir aštrieji pipirai. Į įkaitintą keptuvę įdėsime kokos aliejus. Dabar dėsime jau mūsų daržoves visas. Nepamirškite, kad reikia supjaustyti smulkiai, kad jos greit iškeptų. Ilgai kepti daržovių negalima.
Čia bus 2 žmonėms. Vienam būtų tokia porcija išties per daug. Nepamirškite, kad reikia pastoviai maišyti su šaukštu, kad jums neprisprūstų maistas. Ir jeigu tik tai matote, kad man šiek tiek dega, įdėkite dar aliejaus. Pirkite, negailėkite. Naudojant gerą aliejų, reikia jo naudoti taip pat ir daug, nes sveika mityba tai yra, reiškia, valgyti riebiai. Viskas pas mus kuo puikiausiai kepa. Ir dabar jau bus laikas ištraukti mėsą iš orkaitės. Štai. Kol kas aš dar visko kartu nedėsiu. Bet jau tegu čia būna. Mėsa tikrai iškepė, išsitroškino kuo puikiausiai. Jinai turėtų būti labai minkšta. O pupelės turėtų pavirsti į tokį kaip ir padažą, nes jos per tiek laiko išsitroškino visiškai. Aš naudosiu juodą pipirą, aš naudosiu čia yra merūnas, taip pat kalendrą ir savaime, aišku, vienas pagrindinių prieskonių, tai yra ciberžolė. Ciberžolę reiktų valgyti tik vieną dieną. Vietoj druskos aš naudosiu sojus padažą ir jisai yra ekologiškas ir be gliuteno. Ir dar papildomai įdėsiu sviesto. Kai kepate daržoves, nepamirškite, reikia gaminti maksimalios, kiek turite ugnies. Ar kaip mano atveju, jeigu elektrinė dujinė, tai maksimalaus šildymo. Nes reikia daržoves stengtis iškepti kiek įmanoma greičiau. Idealus variantas būtų iki 10 minučių. Patys matote, niekas pas mane neprisivyla. Visi skundžiasi, kad prie padažinės keptuvės, nerūdijančio plieno, viskas vyla. Tikrai ne, jeigu žinote, ką ant jos kepti, kaip kepti ir kaip tą keptuvę prižiūrėti. Niekas čia tikrai nesvyla. Nepamirškite naudoti pakankamai riebalų. Na štai, jau kepas pas mus gerokai iš 5 minučių. Įdėsim dar aliejaus. Maišom jį. Kol kas viskas gaunasi idealiai. Ir dabar jau dėsime, reiškia, čia yra česnakas, čia yra imbierius, tai čia yra aštrieji pipirai. Tai mes dėsim viską kartu. Ir nepamirškite, kad česnaką reikia dėti maždaug prieš 2-3 minutės jau baigiant gaminti. Nes kitaip jis praras savo gerąsias savybės. Česnakas turi tikrai daug gerųjų savybių. Kas dėl aštriųjų pipirų, kuo vėliau juos įdėsite, tuo bus aštresnis maistas. Jeigu turite labai didelių problemų su aštriu maistu, jeigu dar tik pradėjote maitintis aštriai, tai galite juos įdėti tik pradedant gamintis, tada maistas bus vos aštrus. Bet jeigu dėsite į pačią pabaigą, na, dedate. Na štai jau mes baigiam kepti daržoves. Jau pakankamai ir dabar mes ką padarysime, čia dabar dėsime pupeles ir mėsytę į viską bendrai. Maišome. Dabar dar dėsime čia ekologišką pomidorų padažą. Taip man bus gana. Išmaišome. Kuo gera ši maisto gamyba, tai atima iš jūsų pakankamai daug kalorijų. Gaunasi kaip lengvas sportas. Patikėkite, tikrai taip. Ir tokia maisto gamyba tikrai paspartins jūsų metabolizmą.
Viskas. Dabar mes ką jau darysime, mes išjungiame šildymą. Įdėsime dar gabaliuką sviesto, kad būtų dar realiau. Bendroji sumoje aš įdėjau apie 50 gramų kokoso aliejaus vien čionais. Dar atskirai ant kokoso aliejaus aš kepiau mėsą, nepamirškite. Ir dar aš dabar įdėjau 20 gramų sviesto. Daug gavosi tiek riebalų ir mėsa taip pat yra riebi. Vaikai maitintis yra labai skanu. Gerai, dabar laikas prieskoniams. Juodieji pipirai. Dėkite, negailėkite. Piperžolę. Parodysiu, kiek aš dėsiu. Kadangi čia 2 žmonėms, tai bus 2 šaukšteliai. 1. 2. Rūnas, irgi galiu parodyti, kiek dėsiu. 1. 2. Ir kalendrą. Prakysiu tiek, kiek turiu. Ir taip jau yra, kad pas mane prieskoniai baigėsi labai greitai. Dabar vėlgi viską išmaišome. Laikas sojos padažui. Jo reikės dėti pagal skonį, taigi mes po to paragausime. Na ir paskutinis ingredientas, tai bus citrina. Mes įpurkšime visą citriną, kadangi 2 žmonėms, jeigu būtų 1 žmogus, pusę užtektų, o 2 visa. Na, paskutinį kartą išmaišome. Na ir dabar svarbus aspektas maisto gamybos – privaloma paragauti. Žinote, viskas idealiai. Tokių nieko nereiks nei dadėti, nei atlikti. Laikas pereiti nuo maisto gamybos prie suvartojimo. Man padės mintis, spalvoviškas raudonas kišas. Paragausime. Ir kaip visada,